gerą dieną, chebrytė. Nu ką, pradedam vėl darbus. Palijo 3 dienas gerai. Dabar nuo vakaro ir šiandien visą dieną tai buvo šilumos, biški vėjuko. Patikrinau avižų drėgnumą. Tai gavus 14,3 drėgmė avižų. Tai kombainas kaip tik prie patyrę, tai nuvarysim, nubarškinsim avižas. O rytoj pratęsim šienapjūtės darbus. Tai važiuojam nusikult. Yra biški žolių, bet gal neatidrėks. Užsikabinau šakes, užsikabinom priekabą, kad čia brezentai įmeti, jeigu netilptų į maišus. Ką čia iš obuolių mėtais? Eina čia Kavenskas, prisikūręs cigarą. Yra tikimybė, kad ten tos avižos jau kažkiek pabirėjusios ant žemės, nu bet ten kažką jis gal nupult. Ir dar klausimas, kur jas padėti, nes tenai tą daržinę visą rugiais užkrovėm. Tai nežinau, reikės į gyvulių pašiūrę kišti. Svarbu, kad būtų po stogu. Dedam dragų. Nors kokie čia dragai, kai mašina netraukia. Reikdžetas. Sabučiau, filmuok driftisi. Žiūrėk, kaip Citroenas moka. Alio. Žiūrėk. O kurva. Račnykas neveikia. Šampūn. Biški yra tų žolių. Nu ne biški, nu taip normaliai, sakykim. Bet reikėtų išsivalyti, kad būtų švarus sėklai. Bent jau vieną bigmaišį. Tai nežinau. Kas išvalys? Išrankėt, samdyt hebrą, papilt ant žemės, tegu valo. Tegu rankėjo žalės. Oi. Maišas, kai pakeltas, tai nepribėga tiek, kiek turėtų. O kai nuleidi, padedi ant žemės, vėl pakeli jisai. Geriau, tai jo, tenai, kur išpilta, tai ant žemės yra daugiau žolių. O čia dabar, kur supylė jau grinai iš bunkerio į maišą, tai labai švarus, gražus. Tai nereikės tada valyti. Žodžiu, nereikės valyti. Labai gerai. Galvojau, kad bus tai baisiai, kaip išleido ant žemės. Nu, užkišo biškį. Tai liuks. Nebedaug liko, bet nežinau, ar ana ten laukiukas spės šiandien nupult, nes kažkaip nenoriu, buvo prieš tai 14,3 drėgmė. Tipo, da galėjom laukti iki rytojaus. Bet rytoj būtumėm po pietų kūlę, tai būtų dar ta drėgmė nukritus. O dabar... Bet negalėjom kaip ir laukti, nes rytoj abudu traktorius reikia išvaryti į pjovimą. Reikia sutvarkyti 8 hektarus pievos. Nu, nėra gal ten 8. Už 20 km kažkur čia gaunas. Tai reikia sutvarkyti, pagamyti šieną. Tai antrą šienapjovę gavom. Su 2 traktoriais nusipjauti, neblogai. Aš rytoj turiu biškį kitur darbų, padėti kaimynui vėl.
Aš turiu biškį kitų darbų, reikia padėti kaimynui. Tai va, brolis turbūt ir tėtis važiuos pjaut. Paskiau gal pakeisiu. Nežinau. Bet jo. Einam, parodysiu, kokie avižos. Ja. Švarios, gražios, sausos, kaip ir beveik. Tai visai neblogai. Biškis skylėje buvo šitam bigmaišį, tai greit su rulonu lipne juosta užklijavau. Gražios avižas, ne? Aišku, kad gražios. Biškai kažko maišus pasviro. Čia nelabai limpa. Gal neskirtas jisai tam dalykui. Trečią bigmaišį pripylė. Ir dabar tik baigia nukult. Tai žodžiu. Šitą pasidedam ir varom į kitą lauką, o dabar tiesim kažkaip brezentą ir nežinau, bandysim išpilti taip. Ką judam namučių, tai žodžiu, iš 75 arų gavosi 3 bigmaišiai. Tai dėkim, čia avižos, jos gilengos. Tai ten ir čia tikrai ne po toną prisipylė. Bet taip dėkim, žodžiu, 3,5 bigmaišio. Tai, ką žinau, sakykim, visai normaliai, tikrai, kai nieko neduota, auginta ekologiškai, su ekologinėm akėčiom praeita. Prieš avižas, man atrodos, buvo vežtas mėšlas. Jo, iš rudenio buvo vežtas mėšlas. Tai tikrai gan neblogai. Ir galbūt dar davė įtakos ir tas, kad čia yra sertifikuota sėkla pirkta. Jau sėjau palei tokią normą, kokią rekomendavo pardavėjas. Gerai, kad dar turim palėčių, tai ant palėčių ir užsikasiau ką tik. Ant palėčių sukrausim. Tau užsilenkiu. Jo, užsidaryk, nes akmenys gali šaudyti. Su tuo pasispaus. Išjuda chebrytė, išmauna. Normalus rytas. 9 valandos. 7 buvo žadintuvas. Išjungiau ir toliau miegot. Grėblį atsikabins tenai, užsikabins šienapjovę. Ir abudu pjaus. Tai vakar tos grūdus išsikrovėm. Dėjom ant palėčių ir palėtės kėliau į vidų, nes kitaip nebūčiau įkišęs. Iš čia po apačiai yra dar susitrampavęs tas mėšlas. Ir niekaip neįvažiuoti. Tai čia šiaip net apsukrovėm.
Šiaip visai gražios tos avižos. Švarios. Nors žolių buvo daug, bet kombainas gerai išvalė. Puikiai, tai čia yra 3 bigmaišiai, tą priekabą biški. Nu tai taip dėkim, realiai tą ką išpylė į priekabą. Nu aš taip galvoju, gerai pašiupeliavus tilptų į tos 3 bigmaišius dapylus, kaupinus. Čia reikia biški. O gal ir netilptų, nes jų nemažai. Reikia šitą pasiruošti. Paskiau atvažiuos nukult ten tą 20 arų likutį, kur šalia bulvių yra. Tai su kaimyno traktorium nusitrauksiu priekabą ir paliksiu. O mes dabar važiuosim. Ai ne, gal ir netilptų. Irgi važiuoju. Dabar nelisti. Gali pasidravyti. Šiaip man kaip ir šitų užtektų pilnumoj sėklai. Aš nežinau, kur man jūs dėt, kur susipilt jas. Reikia dar vieną brezentą čia dėt. Galinį bortą užsidaryti, užsimes dar vieną brezentą, kad galėtų pilt. Nes bigmaišių neturim. Arba važiuot nusipirkt bigmaišių. Bet vėl kas jį palaikys, manęs nebus galimai. Nu tai žodžiu. Jūs pažiūrėkit, kaip jie dirba. Nu, stovi savo prie kelio. Nu, koja užsikėlęs ant panelės. Nu, ką su tokiais daryti, aš nežinau. Na jau visi siunčia, kad hebrytė laukuose. Gerai. O mes kitus darbus darom. Biški tam padirbi, lakstai visus susivėlęs. Reikia kaiščio. Gal, ne, šitas negerai, neužsifiksuoju. Kaištį pametė. Kažkas pamiršo užfiksuoti. Reikia kaištį susirasti, nuvežti hebrai. Tada grįžti, pakrauti dar grūdų. Ir tada nusitraukti priekabą į laukus. Atvažiuos po to pabaigti ant tą 20 arų kult. Priekabą nutrauksiu, paliksiu, tegu rabotaina ten. Kaiščio reikia kažkokį tai normalesnį biškį surasti. Kur tie belarusistai randasi čia? Jau atsibodo važiuot. Kurioj kelio pusėje? Čia rėžia. Ai va, matau. Vyrai, mūrai, ąžuolai. Patinka man, kai taip darbai vyksta. Labai gerai. Čia pravažiavęs. Šiek hebrytą, girdžiu, šiek ramiau. Šiek žuvės, Jūs gal pablūdat? Kas dabar daras? Tai kur reikės dėt? Ti vienas, ti kitas. Raiža. Nu, neblogai. Šios kainos prekės pardavimo dieną gali būti pasikeitusios. Daugiau Lidl.lt.
Jo, žalies tai čia yra tropniai. Su šitą lauką čia reikia 8 hektarus sutvarkyti. Padaryti čia nuką. Tai derinom, nes buvo blogi orai. Norėjos padaryti kuo geresnį pašarą. Tai taip vis su savininku pasitarė, kada čia geriau pjaut, pasiderinau orus. Tai visai neblogai čia išėjo. Nu, faktas dabar rodo lietaus, bet nu, ką žinau, šienui lietus nelabai baisus. Čia tie orai keičiasi kas valandą. Tai nėra labai jau čia baisiai. Na ir dabar rodo dienom šilta, nu, naktim tik biški lietaus. Tai čia va visos dienos šiltos ir visur, kur rodo lietų, tai tik naktim. Dienom ten vieną kitą dieną tipo išmest ten kelis lašus ir viskas, bet nėra tai baisiai. Čia geras peizažas. Drožė, nu nemažai tų žolės, pažiūrėjau. Oba. Aišku, jinai sudžius jos apmažės. Vis tiek normaliai. Oba. Čia kažkiek hektarų ir tenai kažkiek hektarų. Nu, bendrai netoli 8 hektarų čia išeina plotas. Tolokai važinėt, bet va dabar su 2 nusipjaus. Tada vieną senuką su grėbliu paliksim čia. Ir viskas. Ir paskui, kai reikės šieną daryti, sugrėbsim, o su 8 grįž namo. Very good, very nice. Va, užsilipęs ant stogo citriaus padariau porą storiukų. Ne porą, o vieną. Nušokam. Oba! Kaip senis pasijaučiu. Jo. Neblogai, man patinka, kai taip darbai vyksta. Spėjom ir ten, ir ten. Technology. Turim tai. Eik, normaliai. Nu, kaip mes Žemaitijai, nu, nepilnai Žemaitijai, mes skaitomės mažoji Lietuva, bet labai tokių vat nelygių laukų neturim. Nu, ta prasme, ne tai, kad nelygių, bet tokių su kalniukais. Tai biškiuka keista, bet čia žolės nemažai užtat yra toj pakalnį. Tai liuks. Čia kažkur arčiau upelio, tai net nepjovė, sakė, nes traktorių skersą statė. Ar kas ten buvo? Nežinau. Bet, jo, normaliai, nu tokie pakilimai, nusileidimai. Da. Pirmą, tą antrą pavarę dabar iškėlys. Ai, va čia. Nu jo, čia toksai nelabai malonus. Maunam iš čia. Važinės, jisai čia po svetimus pievas. Kaip direktorius.
O, čia dar ir vandens yra. Važiuojam namo pasiimti priekabos. Nejok šikmat. O, apsiramint. Reik nutraukti priekabą į laukus, nes važiuos kult. Išsistūmiau. Su teleskopu atbulu tikrai patogiau stumt yra tokia priekaba nei su Belarusu. Čia neišbėgo grūda. Ne. Bristans yra, reikia permest. Bet aš permest negaliu. Karvis ištampys. Reik palikti tada taip, kaip yra. Paskiau vis tiek gausiu atvažiuot. Ir reikia pasitvarkysiu, kaip reikės. Kaip kol sakė, už valandos. Nu tai gerai dar. Prapūs. Normaliai. Čia žalių. Gaidiškas laukas, gaidiškas labai. Bet ką padarysim? Nieko. O, vyrai nurėžė visą galą. Normaliai, gražiai atrodo, gražiai labai. Ir greitai, dabar kitą pusę pjaunu. Čia 4 hektarai, bet irgi greičiai jiems sekasi. Alaus parduotuvėj vakarėlus. Kaip eina? Bet čia greit nuvarė. Kas dirba? Kas dirba? Belarusai. Atvežiau saliarką. Iš vieno darbo į kitą darbą. Visai nebedaug čia tų grūdų beliko. Jo, tai neblogai imtin sekas pjaut. Nuvežiam pavalgyti, saliarkos dar nuvežiau. Ir ką žinau, šiandien tai tikrai ten pabaigs visą tą lauką. Tai liuks, galės džiūt, kitoj savaitėj rodo gražesnių uolų, tai galėsim griebti į šienuką daryti. Tik paleido prie namų, sakau, eisiu pavalgyti. Kombainas parvažiuoja. Afigenai. Da nieko nevalgiau šiandien. Ai, nu pusryčius, o dabar jau 4. Nu va, čia dar šitas nusikult ir bus viskas. Da vakar eiti išsisemt grūdus. O aš jau nieko nebenoriu. Šitos bus sausesnės avižos jaučinėnos. Nes jeigu vakar buvo 14,3 drėgmė, tai realiai nuo vakar nebuvo lietaus, tai dabar bus kokie 13, aš taip galvoju. Gal net ir daugiau, tiksliau mažiau. Akmeną reik paimti. Nu jo, avižos. Tai va tokiam va lauke jos užaugo. Čiut nepalei žemę nupjovė. Susmulkino. Šlapia masė. Šlapia. Ir žiūrėsim, kas išbirės į priekabą. Aš sakau, kad bus švarus. Kūlėm žodžiu nieko. Nieko naujo čia. Iš tų 20 artų čia gavus. Šūdas nederlius. Gal kokie 100 kil. Tai nepasakyčiau, kad labai jau čia geras tas laukas ir buvo. Nėra ko norėti. Bet jo, nu čia biški pravalturas. Nieko. Viskas. Nuimta, kulimų nebėra. Nebepamatysit. Dabar tik tai šitus parsivešt. Nežinau kur.
juos išsemt, nes kažkur sudėti reikia. Geras peizažas. Karvės, kombainas. Liuks. Nu va, viso, pienelė kaip ir baigta. Spėjau ir ten, ir čia. Tai chebrytė jau grįžta. Jie išvažiavo pjaut 10. Jeigu aš neklystu, pradėjo, žinot kada? Pradėjo 11:30, dabar yra 6, 5:30 baigi. Neblogai. Tai jie grįžta, partraukia priekabą, mes važiuojam pas karvių. Ir paskiau reikės į ant tos grūdus išsisemti iš priekabos iškart ir viskas bus. Ir viskas. Kas sekantys darbai? Bulves nusikast, mėšlus išsivežt. Nu, pirmą susiskust ražienas, tada mėšlus išsivežt. Ir art, bet šitas dalykas dar šiek tiek galėtų luktelti, kadangi nelabai gerai yra anksti apart. Paskiau būna taip, kad apželia žolėm. Tai šito galbūt nereikia. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit like, paspauskit subscribe ir iki sekančių video.